4 pačius pagrindinius be visiškų technikalijų. Tai sumažiname vienkartinių licenzijų verstis mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais skaičių bei suvienodiname pagal šias licencijas leistinos alkoholinių gėrimų koncentracijos būtent tas licencijos rūšis silpnesniems gėrimams iki 8,5 laipsnių, vidutinio stiprumo iki 15 laipsnių. Na ir paliekam tai, kas yra dabar stipresniems gėrimams. Taip pat suvienodiname konkurencinės sąlygas verslininkams, kurie prekiauja mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose, pakeliant leistinų prekiauti alkoholinių gėrimų koncentraciją iki 15 laipsnių. Čia taip praktiškai kartais vynas yra gal 14 ar 13,5 laipsnių stiprumo, tai tiesiog tokio protingumo, proporcingumo kriterijais vadovaudamiesi siūlome įvesti į šitą nuostatą. Antras pakeitimų blokas išplečia išimčių, kas nelaikoma reklama sąrašą. Vėlgi noriu pabrėžti, kad radikalių pakeitimų nėra, tačiau pavyzdžiui tvirtiname, kad interneto platformos, pavyzdžiui Bolt Food ar Boltas, jos žinomiausias ko gero yra, taip pat galėtų skelbti informaciją ir apie, ir tai nebus laikoma reklama. Kartu siūlome reklama nelaikyti ir informacijos apie maisto ir alkoholinių gėrimų derinimo rinkinius, įmonių gautus apdovanojimus, alkoholinio gėrimo gamybos technologijas ir tradicijų informaciją. Trečias pakeitimų blokas susijęs su tuo, jog siūlome leisti organizuoti degustacijas alkoholinių gėrimų gamybos patalpose. Šiuo metu degustacijos yra leistinos tik tai mugėse ir parodose. Ketvirtas pakeitimų blokas yra susijęs su tuo, kad aiškiau nustatome taisyklės, kuriomis leidžiame dovanoti alkoholinius gėrimus reprezentaciniais tikslais. Neslėpkime, juk kartais tai daro ir viešosios institucijos, tai tiesiog norime šitą veiką legalizuoti galbūt, žmonės net nežino, kad buvo draudžiama, tai šitą sutvarkom. Ir gal vėlgi pabrėšiu, jog bendrasis draudimas, jog negalima dovanoti alkoholinių gėrimų vartotojams kaip skatinamąją priemonę, jis nėra keičiamas, bet reprezentaciniais tikslais vis tik sveikas protas diktuoja, kad reikia sutvarkyti šitą nuostatą.